Sveiki naujame epizode ir mes šiandien keliaujame į Narą. Rytą pradėjome mes taip, kad jau esame traukinyje, važiuosime pusvalandį iki Naros, tai galvom papusėdžiausim. Pasiėmėm čia kažkokių kroketų su kačiukais, jau čia ragauja čia visokie skanūs dalykai. Aš dar salotų pasiėmiau, nes aš sveikai matinuosi. O aš pagalvojau, nes nepripažįstu sveikolių gyvenimą. Teisingai. Kažkas turi vienas būti sveikas, o kitas ne. Viskas atvykome į Narą, vaikštom, turime tokį centrinę aikštelę prie stoties aikštė, čia tiesiog gal tai pavadinsiu. Nara City Tourist Informacione. Priemiesčiai tik pasakysi, kad yra labai baisus, šudinovi visi ir, tokie gyvenamieji rajonai sustrojkiam su visokiom šiukšlėm, daržais netvarkingais. Taip nelabai graži atkarpa buvo nuo Osakos iki Naros. Žiūrėsim, kaip pati Nara. Čia tokia Naros laisvės alėja. Yra parduotuvėlių, kurios nedirba, arba neatsidariusios, arba vėliau atsidarys. Srauto nedaug. Taip laisvai galima jaustis. Prie miesto rotušė didžiulė, su aikštė pilna mašinų. Nežinom, ar čia rotušė, čia gal tiesiog šiaip koks nors. Nisai Deko. Tai jau bus menas. O čia jau matau filmuotojų daug. Einu palaikysiu ir aš kamerą iškėlęs. Tiesiog gamina rutuliukus, sausainiukus. Vaiko čia visus. Absoliučiai bandos jausmo apimti žmonės. Paima tokius sausainius ir vieną į kitą taip daro rutuliukus tokius ir viskas. Šventyklos pastatas. Eiti į neisim. Šiaip visas vaikščiojimas aplinkui nemokamai. O eiti į šventyklą pačią tai jau reikia susimokėti. Gal iš šitą nereikės mokėti, reiks tik tai mest monetų ir pasimelsti. Tiena, esančia šiek tiek toliau, jau reikės susimokėti. Pažiūrėti, kokia čia eilė. Laukiančių savo sėkmės. Eik tu savo. Net galo nesimato. Kaip tau vilutė? Tai aišku, stok. Skaičiau reviewus iš žmonės, aš sakė, praleidome 1-2 valandas, tada ėjom į parką. Galvoju, kur jie čia praleido. Dabar viskas aišku. Tokia minimalistiška. Tokių jau visur matėm, jos visos iš esmės vienodos. Kolonos, raudonos, aukso elementai su žaliu. Tas atvejis, kai nebesinori net fotkinti, dėl to, kad jau turi tokių fotkių. Jo, kaip ir šitie bokštai. Jo, visur jie yra. Daug kas remontuojama. Gerai, netrukdysiu tiem, kas nori nusifotkinti. Šitą tokia įdomesnė, kaip apvalė. Tokios gal net nebuvo. Pirmosios stirnos. Prie tos didžiulės eilės einame į parką. Čia vyksta remontas, nieks nieko nefotkinsim čia šitos vietos, nėra ką pasakot. Jau čia priėjom labai daug bembių. Kaip, tau visai, šitą nevalgoma. Bet šiaip draugiški tokie nepuola, nieko, nekerta iš kanopos. Eikt, kokie kiekiai. Šakės, o čia tai parkas. Bembelandija visiška. Kiek būtų steikiukų. A, ne? Atėjom prie labai gražaus Rūdžių ežero. Sakė, paveiksliukė buvo labai gražus. O ten matau rūkalius pasislėpęs. Visur mieste draudžiama rūkyti. Tai jau čia visi kampuose pasislėpė, o jetau. Einame į centrinį parką ir tenais perėsim parką, eisim link pirmosios šventyklos. Priėjom japoniško parką, galvom, kad perėsim tiesiog parku ir viskas. Bet čia pasirodo, eini, čia užsuki, apeini.
Ten vandenėlis, čia palaukimas. Čia taip paprasta praėjau parką. Ne, nebus. Radom grybų. Laikyk tą mano Coca-Cola. Sako, kad tai yra voveruška, aš sakau, kad ne. Nu, pažiūrėk. Nu, nelabai daug. Tu atdzukaitė. Tikrai ne. Šuts. Gerai, dar kol kas bulvių su voveruškom nebus. Bet jau artėjom. Nu, praėjom, parkelį gražus, toks įsitvarkytas. Kaip tau, Evelina? Man tai fainas. Įsivaizduoju, kaip žydė viskas, tai iš viso. Nu. Einam čia tokiais šventyklos kampais. Tai toks bardakėlis visko čia. Prikrauta, primėtyta kažkokių karučių. Nu, čia jau prasideda turistekas, pilna žmonių, pilna ir bembių. Evelina nuėjo ledų pirkti, o aš einu tiesiai ieškoti, kaip iš čia išeit, nes labai smirda zoologijos sodų. Vis tik tai gyvūnas ir gyvūnas. Į tūliką neina. Kokie gražūs vartai. Seni, tikrai seni, nerestauruoti, viskas originalu, net neuždengta tinkleliu nuo paukščių. Aha, keista. Tai čia toks jau visai, o čia jau yra autentika. Taip kaip padarė, taip ir stovi. Šiaip atrodo visai gražiai, spūdingai. Artėjame link antrosios šventyklos, tai Kožiai. Atrodo kaip pirmoji, tik didesnė ir aukštesnė. Tai bandysime pasižiūrėti, patekti. Spėju, kad įėjimas bus nemokamas ir viskas surenkama per sėkmės mokestį. Aha. Čia kažkokia sena, kolonkių, bongas. Visokių žodžių nesąmonių. Šiaip atrodo neblogai, visai graži. Nu gaila, nenufilmavau, kaip Evelina mėtė tuos vafliukus, bet žiauriai dideli, žiauriai. Turėčiau meškerę, Eitų. gaudyčiau. Artėjom link trečiosios šventyklos, kur yra įsikūrusi ant kalno. Yra balkonas ir galima pasigrožėti Naros kraštovaizdžiu. Šitą jaučiu kainuos kapeiką kokią kitą užlipti. Laiptelių. Ten kapinės. O čia jau atodanga. Einam pažiūrėsim. Užėjome į šventyklos lounge'ą. Toksai savarankiškam apsitarnavimui. Paveikslų. O čia jau tiksliai čia kaip valgiam vakar. Geras. Kas čia yra? Baras. Vandeniuką atsigerti. Nu gražiai visai. Šitą tokia irgi senovinė. Irgi senoviniai žibintai. Varis visas užsinešęs. Varo į visus jos tokias senovės. Fainai, tai tas yra smagu, kad neprirestauruota kaip pilis. Meldžiasi žmonės. Visi konceptai sudėti, įskaitant ir smilkalus, laimės. Mažesnės pinigėlių mėtymo. A, čia meti ir pasiemi. Nu, cool. Buvome šitoje šventykloje viršuje, nusileidom. Bendrai kiemelis, kaip atrodo. Daug tokių visokių šventiklėlių, žmonės meldžiasi. Hello. Vaikai sprendžia pratybas, eina pas turistus ir klausia, iš kur tu, koks tavo vardas. Ir taip toliau. 3 klausimus užduoda, tada padėkoja, pasako, kad nice to meet you ir eina toliau. turi užduotį. Tai patikėkit, kaip jiems gerai yra ištarti Lithuania šalyje, kurie L raidės neturi. Jo, tai Labai sunkiai. Bet Evelina visai normaliai. Bet L ir praskipino. Evelina.
O Donatas yra Donatas. Donatas perfect. Japoniškas vardas. Einame link paskutinės šventyklos. Per mišką sakė, bus ramu. Nu tai bembiai aišku čia visur vaikšta, bet ir čia strojkės pjauna, gręžia, neša žoliapjovės darbininkai. Tai ramybės, tiek čia tos ramybės. Eisim ieškoti ramybę atrasti prie šraino. Atvykome į šventyklą. O, Eveliną radau iš karto neieškodamas. Prasideda ekspozicija nuo betoninių šviestuvų. Ir toliau eisime pažiūrėti į pačią šventyklą. Matau, kad užtverta. Tai turbūt dėl to, kad reikia pinigėlį sumokėti jau čia. Nepraslysim taip lengvai. Visi šviestuvai su tokiais ornamentais. Čia vienas suplyšęs. Įsideda žvakė. Ir dega. Kai tik naktį nematėm, kad būtų įjungta. Eisim tenais į vieną pusę, pasižiūrėsim. Neatrodo, kad labai amazing kažkas tais, bet, nu, į tualetą norisi, Evelinai. Tai mokėsim. Bembis atklydęs. Gerai, turim situaciją. Evelina stovi čia ir lieka laukti. Aš turiu paskutinius 500 sienų. Grinų, kortelė nepriema. Arigato. Ir einu turinio kur. Viso gero, Evelina. Tikėkimės bus verta. Pažiūrės Evelina per teliką po to. Nu, pas jūs nemokamas turas. Čia viena dalis žibintų, auksiniai tokie gražus. Visokių yra aišku. Daugiausia tų dominuoja tie senoviniai. Eisime ratu, apeisim. Pažiūrėsim, ką čia gero. Pamatysim. Labiausiai norisi nueiti į tą juodąjį kambarį, kuriame jungti visi žibintai. O čia dar yra ir laisvų vietų žibintams. Neuždėtiems. Turiu saugot galvą, nes labai jau čia žema viskas. O čia yra tokių gražesnių su ornamentais. Reiks pafotkint. Oi, dar vieni vartai. Mediniai vartai. Vėlgi sistema ta pati. Metam kapeiką, suplojam 2 kartus. Bet kaip žinot, aš jau kapeikų neturiu. Paskutiniais jau yra sunaudoti mūsų įėjimui. Tai jau neplosim be pinigo. Dabar esminis momentas, dėl ko mokėjau tuos eurus. Ten čia yra po 2 eilės žibintų ir veidrodžiai. Atrodo įspūdingai, pažiūrėkim, kas dega. Nemačiau, kas, pažiūrėsiu pats irgi per YouTube'ą. Paskutiniai tokie pasižvalgymai. Valymo procesas. Plauna, valo. O, yra ir medinis vienas žibintas. Geras. Tikiuosi neblogai. 500 jenų turiniui bus atsipirkę. Žiūrėsim. Nepames dabar juostelės. Ir pargabenti į Lietuvą. Čia galima visiems maišausi. Čia visi medelį fotkina. Didelis toksai. Didelis. Gražus kadras čia tikrai. Kur ta Evelina, nematau. Va, mergaitė. Varos, vargšė, buvau visą laiką. Tai nieko pažiūrėsi YouTube'ai. Gerai. Einam. Va, išėjom šventyklos, čia dar daugiau žibintų.
Šitie gal netgi sakyčiau gražesni, įdomesni, vis tiek betoniniai, akmeniniai, daugiau amžiaus menantys. Tikrai juos uždega, tikrai jie būna naudojami, čia turėtų per kokias nors apeigas, kaip jie mėgsta. Neblogai atrodyti. Bendras vaizdas, nors naktinių nuotraukų kaip ir nelabai matėm. Tai fainai. Šiaip čia yra UNESCO paveldas, tai saugoma šventykla, skirtingai negu kaip kitos šventyklos. Tai va, tiek su šventyklom bandysime belstis namo, dabar kažkaip iš čia reiks ištrūkti. Pakeliu eidami jau link traukinio, dar kokių visai gražių tokių samanotų su saulė. Užstoju dabar fotografam visą darbą, bet gali ir palaukti. Apžiūrinėjom šulinius, labai jau baigėsi pas mumis jau čia įspūdžiai. Lankytinių objektai baigėsi, aš randu naujų su bembiu. Tai einame dabar link stoties, 13 minučių būtų su autiku ir 15 pėstute, tai galvom parinksim biškį žingsnius, kadangi nuo kalno tai netaip jau sudėtinga. Bet pavyzdžiui, daug kas iš Europoje pas mus šaiposi iš ispanų, kad tipo jie siestą turi. Visi čia jie siestą turi, kur tik saulė šiltesnė, tai visur tas pats. Japonija irgi ištisai mes užkliūnam taip, kad mum ateina taip pat laikas, apie 3 jau kaip ir gal ir papietauti. Nėra šansų. Nuo 6-7 galim ir pietauti, o dienos metu visi užsidaro restikai kavinės ir po to atsidaro tik vakare. Tai pavadinimas gal ir ispaniškas, bet approachas tai panašu, kad globalus. O mes radom kavinukę, kur galima atsisėsti lauke ir pabūti savo ramiai griname ore. Aš žadu nevažiuoti niekur iš čia. Labai smagu, kad galima rasti kavinę, kurioje tu tiesiog lauke sėdi. Jo, čia retas atvejis. Neturi. Tai tas izakajos būna labai siauros mažos. Tai va tiem, žodžiu, indiškas restoranas, siūlė alų iš viso pasaulio, labai daug europietiško, tikrai neužsisakėme europietiško, nes tikrai gausime Europoje. Ir kario asorti, visokių skirtingų kario, ragausim ar neblogai. Ir lauksim savo autobuso, tiksliau traukinio. Apleidome savo induso kavinę. Kaip vertinat, Velina? Gerai. Gal aštrumo man trūko, bet šiaip skaniai pavalgiau viską. Ryžių nebuvo, ačiū. 7. Stiprus 7 už maistą. Už tualetą 10. Už desertą -2. Jo, desertas išlikštus buvo, atnešė dar arbatos tokios. Ten sakau. Bet čia viskas, uždyka tos gaidį. Jo, viską, ką jau papildomai duoda, tų gaidį. Ir apie tualetą, tai tiesiog esmė, kad įeini į tūliką ir pasikelia dangtis automatiškai ir po to nusileidžia. Labai patogu. Toks jau visai buvo išmanus, kaip tokioj skylėj, tai išmaniausias tualetas, kokį matėm Japonijoje. Mūsų traukinys jau atvažiavęs, ruošiasi išvykimui iš stotelės į Osaką. Evelinos, aišku, aš nėra, nes jinai nuėjo į tualetą. Pažiūrėsim, ar pasitvirtins patarlė, traukinys šikančių nelaukia. Laukiau dabar. Visi jau skuba, vedasi. Kaip matot, į traukinį spėjom. Kaip tau varo? Gerai, daug bembių buvo, smagu pamatyti. Bet kadangi kituose miestuose irgi matėm šiek tiek bembių, tai jau nebuvo tokio jau didžiulio įspūdžio. Nu tik tais kiek prasme jau čia maks daugiau ir man pasirodė, kad vietiniai tom bembiam nusilenkė. Tai kažkaip nesupratau bairio šitą. Tai mes nenusilenkinėjom, pasidžiaugiamės visais gyvūnėliais, šventyklom. Man tai patiko. Iš mažų miestų šitas man labiausiai paliko įspūdį. Ramiausias, mažiausiai turistų, toks neapkrautas, tai šito vietoj gerai. Viskas, draugai, tai iš Naros tiek, iš Osakos irgi tiek. Rytoj turėsime kelionę į Kijotą, bet jau ten tiesiog transferis. Į Tokiją. Tai žiūrėsim, arba bus ką ten pafilmuot nuotykių, arba jau būsim jau Vilniuke. Tai šitam epizodui sakom.